Labą dieną visiems, aš esu Marius Repšys. Aš iš tikrųjų labai norėčiau jums pravesti paskaitą, nes mano tėvai, mano draugai, mano draugų draugai, mano tolimos giminės, artimos giminės, mano giminės iš Amerikos, mano giminės iš Azijos, mano giminės iš Rusijos, mano giminės iš Izraelio, galų gale mano giminės iš Afrikos sako, kad aš pats geriausias dėstytojas pasaulyje. Nes visas pasaulis taip sako. Todėl, žinokit, jeigu aš jums pravesiu paskaitą, jūs tikrai nesigailėsite, žinau viską. Vat aš esu tiesiog vaikščianti enciklopedija. Net mano vardą norėjo enciklopedas pavadinti. Dėl to, kad aš galiu kalbėti apie sportą. Galiu daryti sportą. Aš padarysiu sportą. Ką tik 500 atsispaudimų padariau. Aš galiu kalbėti apie muziką, apie Mozartą, apie meną, galiu kalbėti apie dailę, apie politiką. Nelabai mėgstu kalbėti apie politiką. Ne, aš apie politiką, žinokit, vienintelė tema. O apie žurnalistiką aš galėčiau kalbėti, valandas galėčiau kalbėti apie gėles, mėgstu kalbėti. Galėčiau kalbėti apie lėktuvus, apie kariuomenę, apie... Žodžiu, jeigu jūs mane išrinksite, tikrai nepasigailėsit. O dabar aš norėčiau jums padeklamuoti vieną eilėraštį. Eilėraštis vadinasi Kur gulbės neišskrido. Pučia vėjas iš rytų, nieks nežinogi kodėl. Sako, gulbė ant šiaudų pasiliko kažkodėl. Gal jai šalta, o gal tiesiog neišėjo per žiemot. Laikas skristi į pietus, bet tai kaip palikti šiaudus? Tiek jų rinkta, tiek kentėta. Nieks nežino, nieks nepadėta. O jeigu norėsite ilgiau, eilėraštį išklausysite vėliau. Viso gero. Viso gero. Pamiršau pasakyti, kad gruodžio 1-4 dienomis visas fakultetas išvys, kaip geriausias dėstytojas Repšys visą auditoriją ištaškys.